Docentas daktaras Gintaras Chomentauskas, Lietuvos psichoterapijos asociacijos prezidentas, Žmogaus studijų centro prezidentas, žurnalo Psichologija tau vyriausiasis redaktorius, magistro laipsnius įgijo Vilniaus universitete ir Kalifornijos šeimos studijų centre. Papildomai mokėsi pas pasaulinio garso psichologus Sati Rogers, Puselik, Reznik ir kitus. Yra licencijuotas Europos psichoterapijos asociacijos psichoterapeutas, Lietuvos psichoterapijos draugijos psichoterapeutas mokytojas, dirbo vizituojančių profesoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose, stažavosi Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Ispanijoje, turi 25 metus konsultavimo patirties, dabartinė specializacija, organizacijų konsultavimo strategijos, lyderystė, žmogiškų išteklių valdymo ir emocinio intelekto klausimais. Daugiau nei 40 verslo programų ir daugybės publikacijų autorius. Čia apie jūs. Maždaug taip. Jeigu jūs su tokiu sąrašu mums neduosit atsakymų į mūsų klausimus, tai tikriausiai niekas neras atsakymų į mūsų klausimus. Tai, ką jūs perskaitėt, yra praeitį, o atsakymai dabartį. Taigi praeitis retai atsako į dabarties klausimus, nebūtinai atsako. Na, bet lauksiu jūsų klausimą. Tai gerai, tada taip ir pasižiūrėkim. Jūs matėt šitą tyrimą, kad lietuviai laiko save vienais nelaimingiausių žmonių pasaulyje. Tikrai taip, mes žinome ir šitą tyrimą, ir anksčiau atliktus, patys atliekam Lietuvos būklės monitoringą jau 4 metus. Ir matom, kad lietuvių psichologinė būsena ir laimės jausmas dėja, bet nedidėja, tai yra priešingai važiuoja žemyn. Nuo ko priklauso? Nuo ko priklauso? Juk pavyzdžiui, žmonės kur nors Afrikoje į pietus nuo Saharos, ten ne tik, kad automobilių lizinginių neturi, bet ten apskritai, ten geriamas vanduo dažnai yra problema. Taip. O atrodo, ten daug šalių yra laimingesnių už mus. Na, matot, tas jūsų pavyzdys, klausimas yra maždaug toks pat, kaip vyras klausia savo žmonos. Na, kogi tau trūksta? Tai ko tau trūksta? Ko tau trūksta? Batukus turi, suknelę turi, automobilį turi, na tai kogi dar? Tai šiuo atveju mes turime labai panašų fenomeną, nes mes dėl kažkokių tai priežasčių pradedam galvoti, kad žmogus yra laimingas tada, kai turi batukus arba turi suknelę. Nors puikiai ir iš savo patirties, ir iš aplinkos žinom, kad tai yra netiesa, kad laimę, žmogaus pasitenkinimą gyvenimu lemia visai kiti dalykai. Ir tie dalykai nesusiję su BVP, nesusiję su ekonomika, o labiausiai susiję su žmogiškais santykiais. Aišku, kad tada, kai vyksta pokyčiai, ypač neigiami pokyčiai ekonomikoje, paskui slenka ir žmonių nuotaikos. Bet kad žmonių nuotaikos yra apspręstos daiktų arba ekonomikos būklės, tai čia aš tikrai nesutikčiau. Jūs man priminėt, sakydamas apie tą vyrą ir žmoną, priminėt anekdotą, kur sėdi ir verkia naujasis rusas ir kitas prieėjęs naujasis rusas klausia jo, kas tavo gyvenime blogai. Jisai sako, viską turiu. Turiu ir jachtą, ir namą, ir automobilius, ir meilužę, ir drabužius. Tai kas tau sako yra nedžiugina? Nedžiugina. Tai... Kas gali pradžiuginti tada? Kas gali pradžiuginti? Na, jūs pasakėt vieną istoriją, aš kitą labai trumpą pasakysiu apie Pūkuotuką, kuris grįžta į žaislų parduotuvę nešinas spalvotais balionėliais ir pardavėja klausia, o ko jūs norit? Sako, noriu gražinti. O priežastis, ką subliūško, susprogo, ne, sako, nebedžiugina. Tai, ta prasme, kitas atgarsis tos pačios istorijos, bet žmonės džiugina tai, kas atsitinka tarp žmonių. Ne kažkur kitur. Mes nesidžiaugiam to, kad, na, nežinau, tame pačiame Butane pražydo orchidėja. Arba mes nelabai džiaugiamės tuo, kad kažkokiam miestelėje, Ohajo valstijoje, ten kažkas atsitiko ir kažkas pasistatė ten gražų namą arba pradėjo važinėti kokie nors gražesni automobiliai ar autobusai, troleibusai. Mūsų džiugina tas, kas vyksta aplinkui. Ir liūdina mus lygiai tie patys dalykai. Jeigu grįžti prie Lietuvos emocinės būklės ir laimės pajautimo fenomeno, kuris dėja pas mus, kaip jūs matot, visuomet yra labai žemas. Tai susijęs su tuo, ką mes darom vieni su kitais. Vat, mūdu kalbėdamės žmonės... Bet mane tai džiugina dabar.
dabar atrodo, kad mūsų pokalbis neblogai vyksta ir mes vienas kitam nekandžiojam, nekimbam į atlapus. Tačiau jeigu pažiūrėti į visuomenę, tai, kas vyksta aplinkui, absoliučiai daugumai žmonių yra netinkami dalykai. Aš pabūsiu ciniku ir pasakysiu. Pažiūrėkite aplinkui save. Vis tiek gerai, mes nepatenkinti šildymo kainom, bet nėra taip, kaip per ekonominę blokadą. Yra karštas vanduo ir yra butai šildomi. Tai brangiai kainuoja. Gerai, mes negalim galbūt džiaugtis padidėjusiom nekilnojamo turto kainom, nes tas turtas nuvertėjo. Bet vis tiek mes negyvenam gatvėje ir daugelis gyvenam geresniam gyvenamajam plote, negu mes gyvenome prieš 20 metų. Mokyklos nėra galbūt pačios geriausios, bet vis tiek vaikai, absoliuti dauguma, eina į mokyklas, o ne kaip kur nors trečiajam pasaulyje šaudosi kalašnikovais arba vagia tik tai iš automobilių. Pažiūrėjus į tuos pačius dalykus iš kito atskaitos taško, galbūt tie ir lūkesčiai pasikeistų, ne? Mes su jumis galime pažiūrėti iš kito atskaitos taško ir pasakyti, kad Lietuva iš tikrųjų pagal ekonominį išsivystymą yra gana aukštai reitinguose, 40 kažkelinta valstybė pasaulyje, jeigu aš gerai prisimenu. Tačiau ar tai pakeičia mūsų žiūrovų jausmus? Greičiausiai, kad ne. Greičiausiai ne. Tuo tarpu tai, ką jūs sakėte, aš norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad jūs labai dažnai naudojate neveiklėją formą. Pavyzdžiui, mūsų būtai yra šildomi. Kažkokios mistinės jėgos. Kažkas mums kitas tai padaro. Bet šildymo kainągi galime ir nusistatyti mes patys savo. Taip? Ar ne? Galime. Galim. Jeigu aš turiu pečiuką ir kūrenu jį tiek, kiek man patinka, aš jį šildau. Nesu šildomas, bet aš jį šildau. Ir tai yra mano pasirinkimas. Daugeliu atveju tada, kai žmonės neturi pasirinkimo, ir būtent tai Lietuvos fenomene labai ryškiai matosi, kad žmonės jaučiasi bejėgiai kažką pakeisti savo gyvenime. Kur jūs gyvenate? Individualiam name ar bute? Bute. Bute. Tai pabandykite atsijungti nuo energetikos. Jau atjungtas. Jau atjungtas. Jau atjungtas. Už nesumokėtus mokesčius. Ne. Už nesumokėtus mokesčius telefoną atjungia. Ne. Yra iš tikrųjų bute autonominis boileris. Puiku. Jums pasisekė, nuo jūsų priklauso, kiek jūs norite, tiek jūs šildotės, bet daug žmonių jaučiasi pagauti. Na, sakykime, jie nusipirko kažkada susitaupę pinigėlių, būtą, galbūt nepaskaičiavo, nenumatė ateities kaip koks nors pranašas. Ir staiga jie atsiduria situacijoje, kai pagyvenę žmonės, šildymo kainos yra milžiniškos, jie gal galėtų mažiau šildytis, gal surastų alternatyvų būdą, kaip išgyventi tame įprastame butelėje, bet jie to negali padaryti, nes yra regulos, kurios yra stipresnės už juos. Jie, tarkim, to pasirinkimo neturi. Ką jiems daryti, ar ką daryti aplinkinį ir kaip apskritai pakeisti tą situaciją? Mūsų valstybės valdymas daugeliu atveju yra, kaip tas vyras, kuris klausia žmonos, kogi tau trūksta, batukus turi, šiemet pavaikščiok su senais batukais. Bet visiškai nekreipia dėmesio tai, kas vyksta tarp vyro ir žmonos. Kas vyksta su žmonėmis, kokie jie turi tuos pačius lūkesčius, ką jie nori daryti, kokius jie patiria suvaržymus. Nesgi, būkim atviri realybei. Jeigu per metus iš Lietuvos iškeliauja arti 100 000, 80 keli tūkstančiai asmenų ieškoti laimės kitur, ką tai reiškia? Tai reiškia tą valstybę, kurią mes kūrėm ir sukūrėm, mums netinka. Bet jūs sakot, kūrėm ir sukūrėm. Argi ne mes sukūrėm tą Lietuvą, kurią mes turim patys? Už mus niekas neatėjo. Mes sukūrėm. Taip, mes gavom problematišką palikimą, sakykime, prieš 2 dešimtmečius, bet toliau tai mes jau patys kūrėm. Mes patys to žmonės rinkom į Seimą. Tie žmonės išrinkti į Seimą mūsų vardu skyrė vyriausybė, bet mes tai patys juos rinkom. Matot, kai nuo kalniuko važiuoji rogutėmis ir nelabai jų valdai, tu kažkur tai nuvažiuoji ir pats nuvažiuoji. Bet jeigu jas valdai, tu žinai, kaip pasukti, kur staptelti, kur numanevruoti, ir tai yra kitoks važiavimas. Mūsų atveju įvyko labai panašiai. Aš sakyčiau, kad... Atsisėdom į rogutes? Taip, mes sukūrėm
Ta prasme, kad mes kažkur tai nuvažiavom, bet koks mūdviejų kitų žmonių indėlis į valstybės kūrimą, tame tarpe į savo teisų pareikalavimą, tai aš sakyčiau, jis labai menkas. Nes atrodytų daugeliu atveju, kad valdžia tarsi privatizavo Lietuvą ir jos sprendimai lemia Lietuvos gyvenimą. Tuo tarpu ne jos sprendimai lemia Lietuvos gyvenimą, o Lietuvos piliečių lemia Lietuvos gyvenimą. Ir atskirus sprendimus lygiai taip pat. Tik tai tiek, kad mes nemokame, nebedrįstame, atpratome pareikalauti tam tikrų dalykų savo iš žmonių, kuriuos mes deleguojame. Bet valdžia to neišmokys, ar ne? Valdžia neateis, Kubilius neateis ir nepasakys, ar man, ar jums. Žiūrėk, aš dabar pamokysiu, kaip tau iš manęs išsimušus to, ko reikia. Kas pamokys? Nežinau. Reikalingas žmogus, žmonės, nauji pranašai, nauja energetika, nes be to, man atrodytų, kad mūsų laukia labai liūdnas likimas. Bet žiūrėkit, kiek būdavo naujų pranašų, tai vis rezultatai vis liūdnesni, arba klaunai, arba tokie beviltiški populistai, kurie lyg ir bandė apeliuoti tą bejėgiškumą, ar ne, pasakyti, va jūs bejėgiai, jūs lygi šiol taip sudirbinėjo, dabar ateina naujas laikas ir dažniausiai žmonės vietoj naujų pranašų gaudavo, šiaip seną produktą, tik tai kitaip įpakuotą. Už jūsų frazės gali slypėti du dalykai. Kad Lietuvoje apskritai nėra protingų ir kompetitingų žmonių. Arba tie protingi ir kompetentingi žmonės. Gal, bet tie žmonės tada nepatenka į valdžią. Bet žinot, kas su mumis atsitiktų, jeigu mes patektumėme į valdžią? Aš galiu prognozuoti su labai didelė tikimybė. Pasakykit. Ir ta tikimybė irgi ne mano nuomonė, jinai daugiau pagrįsta skaičiais. Kiekvienas žmogus, kuris patampa valdžios atstovų Lietuvoje, tuo pat metu, prieš tai jis buvo gerbiamas, mylimas, mes jį išrinkom iš daugelio kitų, mažiau gerbiamų ir mylimų, jis patampa valdžios atstovų ir tą pačią akimirką jis tampa kažkokiu tai nemusiškiu, nesavu, negeru, kvailu, nesusigaudančiu ir mūsų santykis su juo yra suplakti. Iš karto pasikeičia. Mes iš tikrųjų turim labai savotišką psichologinį fenomeną, nes iš vienos pusės mes norime, kad kažkas pasikeistų. Antra vertus, tą norą deleguojame savo išrinktiesiam. Tie išrinktieji dėl kažkokių priežasčių, bet ko gero ne tik susijusius su jais, bet ir su mumis, po kurio laiko tampa mums atgrasus. Ir mes sakom, mums reikia naujų. Ar žmogus pats ką nors gali padaryti, kad padidintų savo laimės ir pasitenkinimo pojūtį? Aš pasakysiu, kaip būti nelaimingu ir po to, kaip laimingu jums leidus. Būti nelaimingu, tai laukti, kad laimė ateis. Nes būti nelaimingu reiškia ir tai, kad aš nežinau, ko man reikia gyvenime, veikloj, santykiuose. Aš tik tai laukiu, kad kažkas atsitiks ir aš pradėsiu geriau jaustis. Priešybė tam yra žmogus, kuris žino, kaip užpildyti kiekvieną dieną įdomiais, prasmingais darbais. Žmogus, kuris žino, kurie žmonės jam malonus ir su kuriais jis nori bendrauti ir su jais bendrauja. Žmogus, kuris žino, ką jisai mėgsta daryti laisvalaikiu, ką jis mėgsta užkrimsti ir tai ir daro. Iš to ir susideda laimė. Puikus receptai. Aš manau, kad aš ir nuo šios dienos pradėsiu ir pats labiau sekti tuo, ką aš anksčiau pats sugalvojęs esu, kad tikriausiai kiekvieno žmogaus laimė arba nelaimė yra paties pasirinkimas ir tikrai jau po gulinčių akmenių ir vanduo neteka ir bent jau reikia kažką tai daryti, nes kažką tai daryti yra geriau negu nedaryti nieko. Gintaras Chomentauskas. Ačiū Jums.